Sveiki visi. Tęsiasi toliau mūsų atostogos Barselonoje ir esu dabar kaip tik, kaip matėte, paplūdimyje ir dar norėčiau keletą dalykų papasakoti. Tai dabar tokia tema, tai norėčiau pakalbėti tiesiog truputėlį apie maistą. Manau, kad bus įdomu kai kuriem gal sužinoti, jeigu planuojate čia atvykti, tai kažką reikėtų žinoti. Aišku, dar papildomai pasiskaitykite, be jokios abejonės, bet tai, ką papasakosiu, tai manau, kad bus visai naudinga. Tai pirmiausiai gal apie tai, kas yra ispanų nacionalinis patiekalas, tai yra paelija. Ir čia yra toksai, kaip pasakyti, iškeptas kaip keptuvėje maistas ir ten į jį įeina ryžiai ir jūros gėrybės, tačiau kai kur jūros gėrybės gali būti pakeistos mėsa. Tai mes kaip tik ir esame dabar po pietų, jau labiau tokia pavakarė, esame papietavę, tai pabandėme, tiesą sakant, per tą savo laisvą dieną paskanauti tiesiog tų nacionalinių patiekalų. Tai va, tai skonis tikrai visai geras, manau, kad galit ir jūs paragauti. Tiesiog čia atvykę, be jokios abejonės. Tiesa, kažką panašaus į paeliją, tik tais su tokiais mažais makaronais buvo irgi iškeptamas viešbutyje valgėme. Tai irgi skonis buvo visai geras, man bent jau asmeniškai patiko. Tai čia jau kiekvienam, aišku, skirtingai gali būti. Taip pat, dabar dar kalbant apie viešbučio maistą, įdomu tai, kad tiesiog, na, žinoma, ką reiškia įdomu, tiesiog dažniausiai taip visur čia šiuose kurortuose būna, kad yra švediški stalai ir tiesiog gali pasirinkti pagal save, ko nori, įsidedi kiek nori ir panašiai. Tai va, stengias, na, bent jau mano tokia taktika, kad pasistengti visko paragauti, ko ten būna. Tas maistas nėra, kad labai jisai ten keistusi, bent jau mūsų viešbutyje. Tačiau tikrai visko yra daug ir vieną kartą vienokio gal maisto galima pavalgyti, kitokio labiau koncentruotai. Na, čia jau kiekvienas skirtingai renkas pagal save. Tai va, tai ką dar galima paragauti? Aš čia taip esu ištraukęs tokios informacijos, kad yra tokia butifara, aš nežinau, tokios dar nevalgiau, galbūt mes dar rytoj planuojam važiuoti į Barceloną, tai galbūt tenai pavalgysim, bet šiaip tai yra neįprastai paruoštos pupelės su mėsa. Taip pat yra olada, yra toks troškinys, susidedantis iš mėsos ir daržovių. Eskalivada, keptos daržovės grotelėse, kokues, nedidelės picos. Taip pat yra krema katalana, na čia jau matyt nuo to pavadinimo kataloniečių. Tradicinis katalonų saldumynas, kuris atrodo kaip geltonos spalvos kremas. Taip pat yra Menjar Blanc, baltos spalvos, desertinis kremas su migdolais. Dabar tiek kol kas esu pasižymėjęs. Dar norėčiau papasakoti apie gėrimus mūsų viešbutyje. Tai tiesiog yra tokia įdomi čia taktika, nežinau, ar galbūt taip pavadinsiu, nes, pavyzdžiui, per pusryčius mes turime galimybę įsipilti įvairiausių gėrimų, ten sulčių, kavos, arbatos, tiesa, gal ir nemačiau. Žodžiu, kavos, sulčių, vandens, na, iš esmės, ko gali reikėti, ar ne? Tačiau, pavyzdžiui, per pietus ir vakarieniai negausi niekaip čia, reikia nebent papildomai už tai susimokėti, tiesiog prieina padavėjas ir paklausia, kokią norėtum gėrimo čia šiandienos tam pavalgymui. Tai va, tai tiesiog gėrimai kažkokie, kokių jūs galite norėti, yra papildomai čia užsakomi. Na, bent jau tokia yra tvarka. Maisto, kaip ir minėjau, yra įvairaus, tikrai galima kiekvienam skoniui visko surasti. Tai dabar dar vienas dalykas, kad populiariausias gėrimas Ispanijoje yra vynas. Nenuostabu, kad Ispanija yra antroji šalis po Italijos, kuri eksportuoja daugiausiai vyno. Tai tikrai vyno paragavom. Aš kai nesu tas vyno ekspertas ir panašiai, tai nežinau, man atrodo kažkas labai panašus, gal kokį tu gali įsigyti Lietuvoje, bet čia, sakau, čia yra tik tai mano nuomonė, bet
bet tikrai jie nevertėtų pasikliauti. Tai va, šiaip apskritai dar kalbant apie maistą, tai kiekvienas Ispanijos regionas čia turi savitą virtuvę, dėl to verta apsilankyti tiesiog kiekviename iš jų ir kažko skirtingo paragauti, iš esmės. Tai va, yra tokia čia įdomi situacija. Ok, tai va tiek būtų apie maistą ir gėrimus čia Barcelonoje. Ir jeigu dabar kaip tik valgote šiuo metu, tai skanaus visiems. Tai va, gerai, sėkmės visiems ir susimatom kitam video. Iki.